Gaila, tačiau ne visi influenceriai ir interneto žvaigždės supranta, kad su didelė socialinių tinklų auditorija ateina ir šiokia tokia atsakomybė. Nuo mano praeito epizodo apie kvailus influencerių poelgius praėjo nemažai laiko, kadangi tokios medžiagos prisikaupė su kaupu, pamaniau ir vėl atėjo metas tai apžvelgti. Karantino laikotarpiu su savo Facebooko grupe ir kulinarijos rubrika Karantino kuchnė išgarsėjusi socialinių tinklų maisto gaminimo entuziastė Evelina Stundžienė savo elgesį suglumino ne vieną savo sekėją. Vieną spalio vakarą savo Instagrame pasidalino istoriją, kurioje pasakojo apie tai, kaip neva per prievartą stipriais raminamaisiais vaistais apsvaigino ant suoliuko gulėjusi benamį. Aptarėme su drauge, ką aš vakar padariau bomžui. Tai yra be galo juokinga. Aš paėmiau pusę Xanax tabletės, nepamenu kiek miligramų, nes jos ne mano. Ir nuėjau pas ant suoliuko gulinti bomžą. Sakau jam, kad ėstų. Jis priešinosi. Tai pati jam įtryniau tą tabletę su ranka į dantenas iš visų pusių. Pavyko. Vėliau neva atvyko ir greitoji pagalba, kaip sakė moteris, benamio žodžiais niekas nepatikėjo. Po pusvalandžio jis jau voliojosi po suoliuku, tada kažkokia moteris iškvietė mentus jam. Jie jo klausė, the fuck, ir jis ėmė rodyti į mus, klėdėjo, kad mergos iš kabako jam kažką sušėrė. Bomžų niekas dėja nepatikėjo. Moralas, jei esi bomžas, tavo neadekvatus elgesys visada bus laikomas degrado alkoholizmu. Dėl šių įvykių vienas naujienų portalas nutraukė bendradarbiavimą su Evelina. Jame buvo talpinami moters kulinariniai straipsniai. Pati Stundžienė stebėjusi aštrią žmonių reakciją. Sakė, tai tebuvo pokštas ir išgalvota juodo humoro istorija. Benamiui neva davė tik cigaretės likutį, prieš tai patikrinusi, ar jis gyvas. O su draugais jis sakė, juokaujanti daug žiauriau. Mes vapšė patikrinom, ar tas bomžas gyvas, daviau jam savo nedarūkytą byką. Ėjo nekalti prikoliukai. Mano pasaulyje jie yra nekalti, o realybėje uždaruose ratuose mes juokaujame žymiai žostkiau. Dabar mane demonizuoja dėl kažkokio Xanaxo. Maisto influencerė tuomet užstojo ir Skaiva Jasevičiūtė. Jo, eini ir trini Xanaxą į dantenas kažkam, atsipalaiduokit tik. Nors šią istoriją ji taip pat teigia neigianti teisiškai, nes nėra įrodymų ir jų niekas neturės. Jei man teisiškai reikės, tai viską neigsiu kaip išgalvota istorija, nes esu aktorė ir rašytoja ir įrodymų nėra. Šių metų sausį Filadelfijoje vaizdo įrašus internete talpinusi 28 Anigar Monsi buvo apkaltinta žiauriu elgesiu su gyvūnais. Policijai apie moters elgesį pranešė žiūrovai. Ji gyvų transliacijų metu ir įrašytuose epizoduose prašydama patiktukų ir pasidalinimų, už tai žadėjo vis daugiau gyvūnų kankinimų. Anigar savo kanale mėsinėjo, kankino ir žudė vištas, varles, triušį ir balandį. Moteris sulaikyta ir vis dar laukia savo teismo datos. Praeitą rudenį Prancūzijoje buvo suimta socialinių medijų influencerė ir modelis Varda Anwar, dar žinoma kaip Henėja Nakei. Ji savo paskyroje dalinosi įrašu, kuriame juokėsi ir tyčiojasi iš video, kuriame teroristai Izraelyje sudegino gyvą kūdikį. Ji pokštavo. Įdomu, ar jį pagardino druska ir pipirais ir ar pridėjo čiobrelių, kažin kas buvo šio patiekalo garnyras. Balsas už kadro taip pat svarstė, kažin kas būtų skanu valgant jo koją, gal traškučiai, kečupas ar barbecue padažas, reikėtų ją dar pamarinuoti. Moteris buvo sulaikyta ir apkaltinta terorizmo garbinimu, jai skirta 1500 eurų piniginė bauda ir 10 mėnesių laisvės apribojimas. Moters paskyra vėliau buvo ištrinta. Praeitų metų rudenį aktorius ir interneto persona Gytis Ivanauskas įsikėlė vaizdo įrašą, kuriame aplink save pavadžiu suko savo šunelį. Jis šį aktą pavadino helikopteriu, tai yra sraigtasparniu. Sveiki visi susirinkę. Šį vakarą programoje išvysite cirko numerį Helikopterį.
Ratu už pavadžio tąsomo šuns video šokiravo tai išvydusius internautus ir gyvūnų organizacijas. Žmonės stebėjosi, kaip subrendęs vyras gali sugalvoti elgtis taip nejautriai ir vaikiškai. Gal žinot, kiek kaukoliai laisvos vietos turi būti, kad šunį tasydamas dėmesio stoką bandytum kompensuoti? Kiek reikia būti tuščiagalviu kliunkiu, kad užuot savo organą pasukus helikopteriu, nuspręsti pakankinti ir sukelti stresą tave besąlygiškai mylinčiam gyvūnui? Na aišku, visi matome, kad viskas baigėsi laimingai, bet tai kokio velnio su gyvu padaru tokius dalykus daryti? Na negi toks menininkas negalėjo ką nors unikalesnio sugalvot, dabar tik parodė, koks iš tikro dugnas. Labai gaila ir apmaudu, kuomet performansams tik tokios idėjos belieka. O dar apmaudžiau matyti kultūros žmogų komunikuojantį Marozo stiliumi. Bet čia greičiausiai irgi performansas, kurio žemės kirminai nesupranta. Kitą dieną socialinėje erdvėje Gytis atsiprašinėjo, tačiau neatrodė, kad dėl savo elgesio labai gailėtųsi. Kaltino žmonės, kad jie taip sureagavo, neva negali atskirti pokšto nuo žiauraus elgesio. Aktorius pats negalvojo, kad tai virs į tragediją. O pabaigoje pridėjo, kad tuos, kurie jo elgesį smerkė, pasivys karma. Tačiau tokie grasinimai kritikos neatbaidė. Žmonės gan ilgai kritikavo ir parodijavo keistą žvaigždės poelgį. Labas rytas, sveiki visi, pristatau savo cirko numerį, kuris vadinasi Karjeros pabaiga. Jam nieko neatsitiko, nes jisai nieko nepasakė. Vlogerė vardu Ruby Frankie iš Jutos, kuri savo 2,5 milijonų prenumeratorių turėjusioje paskyroje kitiems pasakodavo apie tėvystę ir ten dalindavo patarimus, buvo nuteista už netinkamą elgesį su vaikais ir smurtą. Teisme ji prisipažino kalta dėl to, kad smurtavo prieš savo 2 iš 6 vaikų. Juos engė, privertė manyti, kad jie apsėsti velnio, juose gyvena blogis, o jie nuolat turi būti baudžiami, kad tai išpirktų. Tuomet 12 buvusį sūnų priversdavo dirbti saulėje, neduodavo jam vandens, mažai maisto, jis dažnai nudegdavo saulėje, ant odos susidarydavo pūslės. Jį kelis mėnesius laikė uždariusį ir izoliuotą nuo kitų žmonių, be knygų, vadovėlių ar elektroninių prietaisų. Kai sūnus bandė pabėgti, jam pradėjo rišti rankas su virvėmis arba antrankiais. Kartais jį spardydavo batais, laikydavo jo galvą po vandeniu, ranka užspaudusi jo burną ir nosį. Ruby taip pat prisipažino panašiai besielgusi ir su savo tuomet 9-metę dukra. Teismas jai skyrė bausmę kalėti 30 metų, už kiekvieną vaiką po 15. Kad ji išnaudojo kitus 4 vaikus, įrodyta nebuvo. Daugiau nei milijardą peržiūrų turėjęs YouTube kanalas taip pat buvo ištrintas 2022-aisiais. 2020 Lietuvos socialiniuose tinkluose nuskambėjo dovanojamo BMW drama. Influencerė Julija Žižė paskelbė daranti konkursą, kuriame siūlė laimėti naudotą BMW automobilį. Prie konkurso kvietė prisijungti ir kitus influencerius, kai kuriems už tai netgi neva reikėjo susimokėti 500 eurų. Dalyvaujantys konkurse privalėjo pasekti visus įsitraukusius influencerius ir pasidalinti konkurso nuotrauką. Internautai kritikavo tokį tinklaraštininkės konkursą dėl bandymo pasipelnyti. Neva moteriai automobilis dalinai galėjo atsipirkti jau su iš tinklaraštininkų paimtais dalyvio mokesčiais. Taip pat, kad BMW buvo naudotas, o prieš tai dar ir daužtas. Dar daugiau kritikos susilaukė ir nugalėtojo paskelbimas. Žmonės stebėjosi, kad per burtų kelius skelbiamo nugalėtojo transliaciją nebuvo rodomas ekranas, o paskelbtam nugalėtojai buvo labai greitai paskambinta telefonu, lyg jis jau būtų buvęs kontaktų sąraše. Nors moteris gynėsi, kad laimėjęs vyras tiesiog labai greitai jai atsiuntė savo telefono numerį, o jai prieš tai buvo nepažįstamas. Taip pat kitus neramino faktas, kad laimėjęs vyras dirbo automobilių pardavimo įmonės direktoriumi. Ir taip pat socialinėme tinkle nesekė konkurse pažymėtų influencerių profilių, net pačios konkurso organizatorės. Šių metų pradžioje Briuselio policija suėmė jauną youtuberį slapyvardžiu Janaik,
kuris dėl pramogos ir turinio filmavosi ant atsitiktinai sutiktų žmonių pylęs įvairias medžiagas. Jis į kibirą primaišydavo dažų, maisto atliekų, išmatų, aliejaus ir kitų keistų skysčių. Tuomet, kol draugas filmuodavo, pribėgęs prie metro sėdinčių žmonių, jiems tai užpildavo ant galvų ir pabėgdavo. Tai vadindavo virtuvės šefo siurprizu. Vaikinas buvo suimtas, o jam pareikšti kaltinimai už užpuolimą ir pasikėsinimą į kito sveikatą ir nuosavybės naikinimą. Policijai jis aiškino, kad ten norėjo surinkti daugiau patiktukų ir peržiūrų. Kokia bausmė bus skiriama vaikinui, dar nėra žinoma. Praeitų metų pabaigoje Lietuvą sukrėtė istorija apie pro langą savo kūdikį išmetusį jauną vyrą. 25 vaiko tėvas Eduardas Andrejevas prisipažino nužudęs savo sūnelį, kurį prieš išmesdamas pro langą dar trenkė į žemę. Vaikelis mirė ligoninėje. 25 vyras buvo žinomas socialinėje platformoje TikTok, kur su žiūrovais dalindavosi savo gyvenimo akimirkomis, gyvomis transliacijomis ir įvairiomis mintimis. Aš nusipelnęs, aišku, griežčiausios bausmės, bet pažįstat mane, žinau, kad turiu aš tų draugų, kurie tikrai mane žino ir žino, kad aš esu geras žmogus padaręs blogų poelgių. Ir aš galiu pasitaisyti tą prasme. Praeitais metais jis taip pat kovojo influencerių kovos menų turnyre Jungle King. Tuomet susikovė su internete žinomu Remigijumi Viršila. Tai nebuvo pirmas Andrejevo nužudymas. Būdamas paaugliu, jis kartu su draugu užmušė jiems cigarečių nuėjusi nupirkti benamį. Už nupirkimą vaikinai jam buvo pažadėję 2 cigaretes, tačiau benamis iš parnešto pakelio neva paėmė 4. Už tai nepilnamečiai nutarė jį nubausti, sumušant ir talžant gulintį vyrą, o vėliau ir šokinėjant jam ant galvos, kol jis mirė. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis mano epizodas, prenumeruokite mano kanalą ir paspauskite mygtuką patinka. Man tai labai padeda. Iki kito karto.